Sveiki visi. Mes už kadro esam pasidarę Query, Stirling Engine ir Wooden Transport Pipe ir Stone Transport Pipe ir Chestus. Ir dabar aš tiesiog kasuosi čia aš po žemę padėsiu ir po to eisiu aš daryti jetpacką, nes neturiu su kuo skraidyti, kaip jis čia iškas, tai aš tada negalėsiu nieko iš jo paimti. Tai aš dabar tiesiog noriu praplatinti ir mes ruošimės padėti. Tiesiog dabar mes padėsime tą. Mes kaip matėte, aš jums dar buvau neparodęs, bet mes buvom keivuose ir tiesiog mes prisirinkome deimantų, jau pamatysite, kiek aš jų turiu. 3 deimantus aš pasiemu ir man tiesiog vūdo reikia, kur čia turiu šito. Aš pasigaminsiu diamond pickaxe, kaip šitas sulūš, panaudosiu tada. Nu gerai, tada mes eisim padėti ir platinsim tada ten, po to ten žiauriai gerų dalykų tada galėsi rasti. Bet biškį aš nuo gravelų toliau eisiu. Kasam. Ir aš dabar jį padėčiau ir man kažkodėl nerodo. Nežinau kodėl. Ai, rodo. Tai dabar aš tiesiog tik praplatinsiu. Po to viską iškas. Dabar kasamės. Gravelas ir vėl. Nu, iš to gravelą aš nieko nesiruošiu uždaryti. Oi, biški. Kai aš dabar čia pasigaminsiu crafting table ir aš pasigaminsiu kastų. Ai, turime kastų, tai gerai dar. Gerai. Aš tu kontūrus padarau, čia po to viską iškas man. Aš čia tai kokius mechanizmus čia darysiu. Tai uždedam torčią, čia dar uždedam. Ne, čia negerai būtų, nes čia. Ir čia dar. Nu, man tas gravelas žiauriai nepatinka. Čia, kad galėtume biškį praeiti ir vėl. Ir grįžime po pertraukos ir sveiki ir grįžome. Ten buvo techniniai nesklandumai. Dabar mes einam kasti.
nežinau, kaip čia bus gerai ir po čia. Tai labai daug visko rasim, bet mums jetpacką reikia. O, deimantinį dabar kaip tik pikeksą daryti. Naudosim ir dabar viską greičiau iškasim. Ironą iškasiu, nes čia jis nekas. Ir uždengsiu. Gerai. Dabar šitaip. Ir kaip aš viską padarysiu, tai tada atstabdysiu ir tada ate. Sveiki, mes grįžome ir kaip matote, man jau jis veikia ir čia matau daug irono. Tai query pats išmainins, aš nenoriu, kad šitas tiesiog išmainintų visą. Ir tuoj mums pradės formuotis. Užlipsim čia ir jis... Va, matote? Aš galiu net priartinti, mes jau padarėm. Kaip sakant, query jau mes padarėm. Ir labai geras dalykas, aš čia padariau, kad šitas keliautų į šitą chestą. Kad būtų patogiau, nes po to jis išsvaidys visur ir po to ir vėl mano torčius nuvarė. Dabar torčius susirinkti reikia. Torčių negavom. Ir dabar šitaip torčias. Nu, jau beveik susiformavo ir pažiūrėsim, kaip veikia. Ir veikia viskas. Va. Žiūrėkit, jis dabar ateis čia ir kas? Bet ar eina, pažiūrėkim. Eina. Ir dar kaip. O po to mes gal ir padarysim dar su kitokiais enginais, bet čia, žinokit, reiks kaulo mums dabar daugiausia, nes šitiem Sterling enginams. Ir query labai šiaip geras dalykas ir galima tiesiog jetpacką pasidaryti, o dabar mes eisime jetpacką padaryti. Ir mums reikia iron, item casing ir glowstone, bad boxo ir advanced circuit. O mes neturim glowstone ir lapis lazuli. Aš galėsiu per kitą epizodą padaryti jį, arba už kadro aš padarysiu jį, kad galėčiau čia leistis. Ir va. Bet jis manęs tiesiog nemuša, jis nieko nedaro. Jis tiesiog kasa. Pažiūrim, kiek jau turim, jau galėsim viską pasidaryti, o po to mes dar padarysim tokį diamond, aš nežinau, kaip diamond transport pipe. Šitas. Mums reikia 2 diamondų ir glass. Tai diamondų turim, o glasso mes neturim. Po to aš ten furnace'ą pastatysiu, o šitą bedboxą kaip mums čia nereiks tiesiog. Mes kitą galėsim pasigaminti. Dabar mes, ką čia, glasso mums reikia. Iškepsim. Čia biškai apsimaininsim. Ir mes baigsim video ir kitą. Ir viso gero.